Sveiki visi, nes mėgėjai ir mylėtojai, šiandien turime gegužės 16 dieną. Į objektą atvažiavom po 7:20, bandau paleistas kokį 10 minučių, dabar be 22. Tai va, čia Kaišiadorių sodoje, kokia sodo bendrija? Kaip čia sodo bendrija vadinasi? Avilė? Avilių kaimas. Nu, Avilė, prie Kaišiadorių, jo. Tai čia mūsų šitose sodose ketvirtas gręžinukas padarytas, 2,4 kubai valandą, 12 sekundžių litras pasipila per 18 sekundžių. Tai vienas per vieną, kaip ir visiems tiem trims kaimynams. Vat. Važiuojam su džipuku prie kabelio. Va. Ir parodysiu namą, kuriam kaimynui išgręžiau. Tai va, tęsiam, o šitam namukui išgręžė, po to šitam namukui išgręžė ir tenai prūdas yra. Tai iš prūdo 80 metrų giesnės žarnas prasitempiam. Ėmėm vandenį, va tenai tolumoje, va matosi geltonas namukas ir tam buvom išgręžę. Tai va, šitose sodose ketvirtas gręžinys žmonės va, tokį va namą nusipirko prieš gal 2 savaitės. Tai va, reikalingas buvo vanduo. Taip, dabar apie gręžinį. Gręžinys gavosi lygiai 19 metrų. 7 metrai pradžioje ėjo smėlį, molis. Po to prasidėjo liauritas 1,5 metrų, tada pilkas priemolis, tokia va košė. Akmenuotas, labai sudėtingas. Galvom nepraeisim. Ir per to nuo 14,20 iki 19 metrų tęsiasi vandeningas smėlis. Tai va, toksai rezultatas, 2,4 kubai valandą. Vanduo jau prasivalė. Na tai va, atrodo gręžinio šaktą, 2 gręžinio duobės. Vakar užsakovo jau prasikasi tranšėja. Tenai va, įvadas yra 32 diametro vamzdis išleistas. Tai va, ilgesnį vamzdį palikau. Ir va, jau šiandien užsakovo jungsis. Atvežiau alko hidroforą. Negalinga, 650 vatų, jo 3 kubai valandą našumas. Va, sirguliuką. Tyliai labai dirba jie. Man patiko. Tai va, komplektuosiu. Ir čia pas žmonės va, bus jau gyvens hidroforas. O šitoje va, patalpoj. Va, nes čia va, yra vamžiai. Vamžiai va, 32 išvesti. Va. Tai va, žmonės jau jungsi šiandien prie šito. Nes santechnika visa jau yra išvedžiota. Belieka tik tai pasijungti. Tai va taip va viskas. Puikiai gavosi. Sunki diena, aišku, bet rezultatas kalba už save. Tai ką tada, visiems geros dienos ir gero vandens. Iki.